Jūs tikriausiai galvojate, kaip patekau į šią situaciją, o pasakysiu labai paprastai. Buvo labai graži, saulėta, rudens diena pietų Prancūzijoje, kur pakrantėje šildė 20 laipsnių šiluma, tik mantelis kažkokiu būdu nesitikėjo, kad kalnuose bus 35 laipsniais žemesnė temperatūra negu prie jūros. Kas galėjo pagalvoti, kad kalnuose kelių kilometrų aukštyje gali būti šalčiau? Bet kaip man sekėsi ir apie viską nuo pradžių, kviečiu pasižiūrėti ir tave. Tai sveiki, sugrįžę į mano antrąjį moto vlogą. Tai sveikinasi su jumis iš tikrųjų iš Prancūzijos. Atvažiavau čia trumpam pafotografuoti vestuves. Ir galiu pasakyti, kad nesitikėjau, kad bus taip šalta. Vakar buvo didžiulis vėjas ir šiandien rodė, kad tas vėjas jau nurims. Tai galvoju, gerai, puikiai diena važiuoti į kalnus, pasigaminti maisto, nufilmuoti vlogą ir pasigrožėti tuo rudeniu, apie kurį visada svajojau. Bet kalnuose dabar yra čia šalčiau net negu Vilniui. Dabar čia jutiminiai yra apie 7 maždaug, Vilniui dabar yra 14 laipsnių ar 12, bet principė, kad Vilniui yra šilčiau. Tai nėra labai malonu. Šiaip iš tikrųjų sustojau po 2 valandų kelionės ne dėl to, kad pavargau, dėl to, kad pradėjo gelt kelius žiauriai, nes tiesiog yra labai šalta. Tai tu šiaip, kai važiuoji su motociklu, nėra labai šilta jau tokio oro, dar yra vėjas. Ir vėjas yra labai stiprus, gūsiais net 25 metrai per sekundę, tai kai tu važiuoji, tą gūsį labai gerai ant savęs pajūti. Tai va, tai dabar sustojau šiek tiek pasišildyti, lengvai užkasti ir dar liko man valanda kelionės iki vietos, kur noriu gamintis valgyti. Ir viskas. Ir keliausiu pafilmuoti jum kaip gaminuosi. Nu ir šiaip tiesiog, aš sakau, turėjau labai seną svajonę pamatyti rudenį Alpėse, kaip rudenėja, kaip krenta lapai, tai pagalvojau, kad būtų visai gera proga tai padaryti šiandien. Tai va, tai keliaukit su manim, tai kol aš šiek tiek pasišildysiu, pasidarykit arbatos, sausainių, kavos ar kažką pavalgyt ir keliausim kartu. Taratatata. Atvirai pradėjau galvoti, ar man nereikėtų kartais viską daryti čia. Wow, kaip gražiai.
šalta. Atėjau su savo terbom visom. Einam pasižiūrėsim, ką ten turim gerą. Gerai. Reikia apsirengti megztinį, nes yra žiauriai šalta. Buvau užvažiavęs į patį viršų, į patį kalno viršų. Ir ten buvo taip šalta. Ta prasme, man Lietuvoje nebuvo taip šalta. Tai kaip minimum, dar labai aišku, norėjau sniegą paliesti, tai paliečiau sniegą. Ir tada jau minimum atgal visų greičių pafilmavau jums vaizdų. Tai galit pasigrožėti tais vaizdais. Ir kol jūs grožėsitės, aš apsirengsiu. Tai čia, kur esu, yra 2 laipsniai, feels like -1. Tai dėl vėjo turbūt, gal čia jau ir su vėju, nors iš tikrųjų man neįprasta, kad aš taip purtyčiaus. Kanuose aišku dabar 20 laipsnių, tai ir vėjas didelis, bet rodo, kad apie 6 bus tiesiog jau saulytė be vėjo, tai gal vėjas jau nurims ir bus galima tiesiog išeiti ramiai pasivaikščioti dar man šiandien prie jūros. Tai va. Tai viskas, gerai, temperatūra iš tikrųjų nedžiugina, įsijungsiu, manau, tas dujas ir sušilsiu šiek tiek. Ir jums leidus galim tada pradėti kažką čia gaminti. Gerai, tai šiandien ant mūsų stalo yra milžiniško dydžio keptuvė, jau mayo mix, tai čia yra jau sumaišyta kečupas ir majonezas, tai pusė velnio. Čia yra daržovės, agurkas, pomidorai ir visokias ten salotas, špinatai ir taip toliau. Pasiėmiau, žinoma, ir prieskonių visokių. Čia turiu dar ir mėsytės. Šiaip galvojau, kai važiuosiu, ar tik jinai man nesušils, nesuges, bet nesuges, kai laukia yra jutiminė -2, tai tikrai nesuges. Ir genys, paskutinės karbonkė, genio gėrimo. Tai išgersim, nes nesupratau, kad nepasiėmiau vandens, kai pravažiavau visus miestelius. Tai, nes taip ištroškau važiuojant, galvoju, užkilsiu ant kalno ir atsigersiu vandens. Ir tada prisiminiau, kad pasidėjau aš specialiai tą medinę lentelę ant vandens, kad nepamirščiau pasiimti ir vandens. Pasiėmiau lentelę ir išėjau ramiausiai. Tai va, tai dabar jau šiek tiek ištroškau, tai gal nieko nelaukiam ir atsigeriam to genio. Lyg ką tik ištrauktas iš šaldytuvo. Labai šalta. Bet labai gerai. Bandau tą vėją užstot kažkaip. Gal paversiu kuprinės šoną. Biškį daugiau. Tai aš turbūt galvoju, kad nieko nelaukiu. Tai vakar šiaip iš tikrųjų atvariau į Lidlą ir galvoju, ką man čia pasidaryti. Tai galvojau, kad darysiu kebabą, bet galvoju, iš ko man tą kebabą pasidaryti ir kaip. Tai dabar, aišku, mano mėsa dar kepa. Gal aš ją sudėsiu ir susipjaustysiu čia. Su tortilijas. 3. Bus gerai. Tikrai nebus per daug. Rekomenduoju. Ne, mano tortilija. Tai dabar suprantat, kaip vėjuota yra. Nu va, tai pasirodo galima iškepti mėsą ir be aliejaus, ir be sviesto, ar kažko, kas padeda kepimui. Gerai, kad vištienos juostelės šiaip buvo plonas, tai jeigu ne plonas, tai nežinau, kaip būtų pasibaigę. Aš po truputėlį šylu, bet negaliu pasakyti, kad yra labai šilta, tai viskas, ko noriu, tai yra pledas, karšta arbata ir kokia pao šokolė. Ir viskas, ir įsijungti, ką nors pasižiūrėti. Tai gal šiandien taip ir padarysiu, įsijungsiu kokį filmą. Gal įsijungsiu kokį filmą ar dar kažką pasižiūrėti ir jau pabūsiu ramiai, nes norisi sušilt, rytoj fotografuoju vestuves, tai norisi jau pabūti ramiai, pasiruošti
ir išsimiegot, nes poryt anksti išvažiuoju su mašina jau į Lietuvą, tai o vestuvės fotografuoju iki 10, tada 2 valandos man dar parvažiuoti namo. Tai gerai, einam pasižiūrėsim, kaip ta vištiena laikosi. Gerai, gal ir visai neblogai. Baltas, gražus, iškepęs. Tai viskas, lavašas pagamintas. Skanaus. Salotų nepagailėjau tikrai. Įsivaizduoju, kaip važiuosiu namo, man jau dabar labai šalta. Ir nepavyko sušilt. Tai reiks kažkaip sukazdintis ir parvažiuoti. Ta prasme, išjungus keptuvinai atvėso per 3 minutės. Dažnai gali laisvai su ranka liest. Vos šilta. Nu va, nusprendžiau jum padaryti wallpaperį. Tai bus labai gražu su visu šituo vaizdu. Galit nueiti apačioj, kur yra aprašymas video. Sorry, lipu per akmenis. Oi. Tai padariau jum wallpaperį, turėtų būti labai gražu. Čia turbūt bus mano pirmasis rudeniškas ir toks geras wallpaperis telefonam, desktopui. Ne, kompo desktopui nepadariau, bet dar turiu porą kadrų, tai žinot ką? Grįšiu ir padarysiu dar porą kadrų kompiuteriam, jeigu kas nors norėsit. Nu va viskas, padariau dabar visiems, ir telefonam, ir kompiuteriam, ir planšetėm, ir laikrodžiam. Dabar man atsirand laikrodžio. Jo, gali ant laikrodžio užsidėti, šoka nuotraukasgi, tai viskas ok. Tai va, tai keliauju link motociklo, susipakuosiu ir keliausiu. Viskas kolektyvas. Ačiū labai, kad žiūrėjot, kad pasigaminot su manim lavašą. Šitoj gražioj kalnų apsupty. Aišku, tie vaizdai nebuvo patys gražiausi, nes tiesiog bandžiau ieškoti užuovėjos kažkur. Nelabai man ją pavyko rasti. Bet visur kitur yra tiesiog atviros vietovės ir labai vėjuota. Tai labai tikiuosi, kad jums patiko šitie vaizdai. Ačiū, kad buvot kartu, kai gyveninau savo svajonę. Svajonę sutikti rudenį Alpėse. Nuostabu, gražu ir prisiminsiu visą gyvenimą ir džiaugiuosi, kad tai uždokumentavau. Tai va, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir čia jums dar pabaigai gražus kalnų vaizdai. Ate. Ką, trumpai ir aiškiai, perdegė saugiklis. Esu 100 km nuo namų.
remontuosim. Tunelį norėjau įsijungti ilgasias ir dingo viskas užgeso. Blemba, šiaip buvau dabar jau tikrai labai išsigandęs, nes viską tikrai pakeičiau. Ir jungiu ir nėra, ir tada prisiminiau, kad kojelė yra nuleista, tai kojelę nuleidau ir užsivedė, nes